Sveiki visi dalyviai, šiandien daug nešnekėsiu, kadangi ir taip aiškinu, kas čia per sistema ir kaip jinai veikia. Todėl norėdamas pasidžiaugti, tiesiog darau šį video trumpą ir šiek tiek trumpai pakomentuoju, kaip viskas čia vyko. Tiem, kurie pirmą sykį mato šį langą, tiesiog net nesupranta, kas čia vyksta, tai tiesiog siūlyčiau nueiti į video galeriją, kur yra daugiau video siužetų ir tiesiog pasižiūrėti senesnius video ar visai senus, kas tai per sistema, kaip tai veikia. Taip pat yra nuoroda, kur galite apsilankyti svetainę. Taip pat yra kontaktai, kur kreiptis, kaip sakyti, ir tikrai jums bus išaiškinta, kas čia per sistema, arba tiesiog patys susiraskite informaciją internete ir pasiskaitykite. O aš čia noriu pasidžiaugti, kad, kaip sakyti, visi 385 eurai buvo sėkmingai man pervesti. Kaip matote, datas čia per vidurį daugmaž, tai buvo viskas užprašyta balandžio 22 dieną ir visi pinigai buvo sėkmingai gauti. Tai yra 300 eurų, 10, 50, 25 litų. Šioje sistemoje nėra, kažkada buvo litai, dabar viskas yra padaryta eurais. Ir, kaip sakyt, buvo 4 skirtingi pavedimai, tai reiškia, kad 4 skirtingi žmonės suteikė man pagalbą. Taigi aš, norėdamas gero ir kitiems ir savo, tiesiog aš tam tikrą dieną, tam tikram laikotarpiui, mėnesį, 3 ar 2, suteikiau aš pagalbą pinigų. O dabar, kai reikėjo man pagalbos, laukiu tam tikrą terminą, mėnesį ar 2 ar 3, ir tada užsiprašiau pinigų aš. Ir, kaip sakyti, visi žmonės sėkmingai suteikė pagalbą man. Taigi mes vieni kitiems padedam, vieni kitiems suteikėme pagalbą, siunčiame, gauname. Ir štai yra to įrodymas, kad esame vieningi, kad pinigus visi pervedame laiku, kai to yra paprašoma. Ir štai 385 eurai yra pas mane. Tai litais išvertus būtų, kam įdomu, 1330 litų. Taigi ką, dar kartą dėkoju sistemai, dėkoju, kad tokia sistema yra sukurta ir patvirtinu, jog projektas moka visus pinigus. Iki.